Sveiki, treneri. Labą. Matai, namie gyveni nebūtė. Ir jau tas, pravažiuosiu tik tai. Aha. Liktai savo vardą girdėjau. Taip, matuoju tau padangą. Žemaitaitis Rytis. O pala, kur čia stovit prie linijos? O. Daug prisipūtė? Taip pat. 2,5. Nu, bet biškį nusileidau. O kiek palikai? O kiek palikai priekį? Nežinau. Taip, tai sveiki visi. Vėl susirinkome varžybų apžvalgoje. Šį kartą varžybos turėjome netgi Utenoje. Tai pirmos Velos AX varžybos, kaip sakant, užsienyje, kitam mieste negu Vilniui. Tai jo, tai bus duodamas startas. Ir turim startą. Startavom pirmoje eilėje, ko dar nėra buvę mano karjeroje. Tai jo, išstartavau, kadangi pačiam priekį startavau, tai važiuoju dabar ir pirmas, tai kas, sakykime, tuo metu buvo gera idėja, bet tuo pačiu ir bloga. Nes kažkaip, kai prieš tai važiuoja žmogus ir ima tas trajektorijas, yra kažkaip daugiau pasitikėjimo, jeigu pačiam galvot, kaip imt, kaip išimt ir taip toliau. Tai kas įvyko prieš varžybas, sakykime, tokia mini priešistorė, tai buvo kai kurie žmonės nubausti, neminėsiu vardais, neminėsiu kokios nuobaudos, bet, tiksliau paminėsiu kokios nuobaudos, nes nuobaudos buvo tokios, kad per vaikų važiavimą, kuris buvo prieš mūsų važiavimą, buvo važinėjimo trasoje, buvo gauti įspėjimai, įspėjimų buvo nepaisyta ir toliau važinėjo, tai juos pastatė į galą, o netgi vieną, man atrodo, diskvalifikavo, jei neklystu. Jo, tai tokia mini priešistorė, dabar, kaip matėm, įveikėm barjerus, barjerai vis dar yra neįveikiami, vis dar yra europietiško lygio, labai aukšti, 50 cm, peršokt mūsų lygmenį sunku. Jo, tai dabar realiai apsižiūrim trasą, pasižiūrim, kas kur vyko. Šiaip trasa buvo tokia įdomi, bet, sakykim, nepasakyčiau, kad labai techniška buvo. Šitam Vingio parke buvo techniškesnė, sakyčiau. Tas vadinamas trasos flow gal buvo geresnis, nes tos posūkius labiau išimt buvo galima didesniu greičiu. Trasos ilgis 2 km 300, dabar vat pamatysime kalniuką, kurį reikėjo važiuoti, paskui nuo jo leisimės ir bėgsim laiptais. Jo, tai 2 km 300 buvo trasa, jei neklystu važiavome netgi 8 ratus, tai 8 kartus reikėjo bėgti tą kalniuką per tos laiptus. Netgi skaičiau komentarus žmonių, tai buvo suskaičiavę netgi 126 laiptus. Tai 126 laiptai. Kaip palyginimui, nežinau, gal kokį 9 aukštį. 9 aukštį turbūt bus daugiau. Bet jo, 126 laiptai, 8 kartus varžybinių tempų nebuvo pats smagiausias dalykas. Ypač grįžus po atostogų, 10 dienų turėjau atostogų, pailsėjau, atsigavau, bet idėja važiuoti į varžybas nebuvo pati geriausia. Taip, tai dabar pro dešinę apsilenkė mane Bernatonio akademijos atstovas Medelinskas, jau žinau vardą, jau viskas gerai, nereikia pykti. Tai jo, matome, jaunuolis tikrai gerai bėga laiptais, nes iš karto pasidarė tarpuką. Ta tarpuka, paskui aišku vis laik yra, bet turbūt nepamačiau, bet turbūt grandinė buvo nukritus, Jonas stovėjo vietoje, čia tada mus apsilenkė Ignas Kartenis, tai va dabar esame trejetuke, jeigu labai gerai įsiklausysit, girdėsit mano balsavimą, kuris reiškia, kad buvo labai sunku palaipti.
Tai trasa, kaip sakau, šiaip tikrai buvo įdomi, tikrai buvo kažkas išskirtinio, nes vat būtent tas kalniukas, tie ilgi laiptai, posūkiai, nu, sakykime, gal kitose etapuose labiau jausdavosi, va tas va greitis per posūkiuose, čia tokio greičio labai daug kaip ir nebuvo. Buvo tokios techniškesnės kaip ir vietos, nu, šiaip negaliu labai daug pasakot, nes, nu, pats tikrai nesu važiavęs daug tų cyclocross varžybų. Čia jeigu tai paskaičiavus, gal kokios 4-5 per visą gyvenimą. Bet realiai buvo vykdomos Utenos parke, dabar neatsimenu kaip tas parkas vadinasi. Čia didžiulis parkas, kaip matote, čia trasa vyksta per visą parką, per visą pievą. Sakykime, šiame parke dar aš kaip pats buvau netgi jaunutis, jau buvo toks parkas, šis parkas, bet dar nebuvo taip atnaujintas, tai mes važiuodavom vadinamą prologą, tai būdavo ten vaikų, jaunučių daugiadienės Utenoje, irgi gana žinomos varžybos tarp jaunesnių sportininkų ir trenerių. Tai jo, būdavo vykdomas prologas, būtent per asfaltuotą dviračių taką. Tai žinais bus porą segmentų tavo kelio. Jo, tai vat irgi yra tokias techniškesnės vietos, kaip nusileidimas. Šiaip oras. Kas buvo tai oras labai nustebino, labai buvo faina, važiuoti šiltai. Iš pradžių, matot, važiuoju dabar su rankiukais, tuos rankiukus paskui tikrai nusimsiu, nes jaučiau, kad prakaitas tiesiog užlegia per nugarą, per veidą, per viską, tai teko nusirengti. Tai vat čia yra tas segmentas, kur mes važiuodamam, sakykime, prologas su krentiniais. Kas yra prologas, tai trumpos varžybos, sakykime, kaip asmeninės laikui. Tiesiog, kad, nu, yra kažkur kilometras arba 2 kilometrai, sakykime, kaip pavyzdys, ir, na, yra technika, daug pasutiukų, tokios agresyvios. Jo, tai pažinais jau realiai baiginėjasi mūsų ratas, tai baiginėjasi vat būtent asfalto. Jo. Buvau šį kartą į padangas prisipūtęs 2,5 baro ir dar biškį padaręs pš. Tai nežinau kiek buvo, bet turbūt tikrai buvo virš 2, tai padanga šiose varžybose tikrai nenusimantavo. Viskas buvo gerai, iš klaidų pasimokyta, sakykim, iki kitų varžybų. Tikiuosi, kad jo, 2,5 baro galima važiuoti, bet aišku tikrai jautėsi, kad daugiau krako. Bet aišku, tokia ir trasa visai kitokia, nes kietesnė ta pieva buvo, nei kad, sakykim, Vingio parke. Gal, sakykim, aišku, yra sunku judėti, bet gal būtų buvę smagiau kokio smėliuko. Bet smėliuko, manau, daug smėliuko turėsime būtent Valakampių etape, kuris vyks 10-27, tai vat būtent šį sekmadienį, tai vat, sakykim, savaitės startos. Ja, tai vat šita vieta tokia techniškesnė buvo, nes jau išvažinėta, sakykim, prieš tai važiavusių dviratininkų, tai galima buvo nuslysti, kas, man atrodo, girdėjau iš pasakojimų, buvo, kas yra nuslydo. Ja, taip per barjerus, kaip matome, dviratukas irgi nešoka, mus pasivijo Venantas. Venantas šiose varžybose irgi važiavo su kamera, tai pabandysim iš Venanto išpešti video medžiagos ir galbūt susuksim kažką panašaus, ką aš darau su Venanto komentavimu iš jo profesionalios pusės. Tai va, pasigavo mus Venantas, Venantas labai ilgai su mumis neužsilaikys. Čia vos nepritikniau rapo. Ja, ir jau, sakykime, jau matosi atsidarytas tarpelis iki artimiausių varžovų, tai, sakykime, kokios grubiai nuo 5 iki 10 sekundžių jau yra žmonės už mūsų, tai atstumas tikrai nėra didelis, bet tas 5 sekundės tikrai pajaučiu būtent per šitos varžybos, kad yra labai uždarytas cyclocross. Šitoje vietoje tas kalniukas buvo toksai labai
kaip čia, taip grubiai pasakius, nejasnas. Nėra kaip važiuoti, kad nekratytų ir greitai užvažiuotume. Tai va, Vanantas mums apsilenkė jau ir prieš tai buvusius varžovus. Dabar Vanantas diktuoja tempą. Vanantas tikrai diktuoja aukštesnį tempą. Tai iš karto pamatysim, kad ir aš pabiškai paleidinėjau ratą, nes gavau pompą. Tiesiog ne tą žodžio prasme gavau pompą. Ir buvo labai sunku. Ne, nusileidimas irgi toksai šiek tiek pavojingas, nes apačioj buvo duobė, į kurią karts nuo karto kaldavau. Ir mūsų fainėjai laiptukai. Mario muzikyti puikiai tinka. Jo, tai čia dabar realiai visus bėgimus į laiptus bėgu, man atrodo, su dviračiu ant pečių, išskyrus va šitą va. Čia vienas buvo, kai bandžiau rankai laikyti ir pamačiau, kad tikrai nepatogu taip yra, tikrai geriau ant peties. Aišku, dieną po varžybų petį labai skaudėjo. Jo. Ir nepersijungiau pavaros, ko pasekoje buvo labai sunku išstartuoti po laiptukų. Ir vat šitoj va vietoj matysim atsidarant tarpą tarp priekinių žmonių. Pasiklausom mano kvėpavimo. Dabar tai smagu žiūrėti, bet važiuoti tai nebuvo smagu. Jo, tai kvėpavimas geras. Daug oro įkvėpiama. Tai jo, kalbant apie varžybas, tai dabar va ne per seniausiai Veloso X-as įkėlė pastuką, kad kadangi jis jau yra jų 5. sezonas ir, sakykime, 5. etapas būtent bus šį sekmadienį, tai būtent organizatoriai naujokams, kurie nėra važiavę varžybų, siūlo sustartuoti varžybas ir būtent nemokamai. Tai jeigu kažką domi cyclocross tipo varžybos, nežinau, neturit, tarkim, cyclocross dviračio, ne problema, galite važiuoti su MTB dviračiu, tiesiog važiuosite Open klasėje, kur taip pat irgi bus tokių žmonių kaip jūsų. Tai jeigu kažkas susidomėjot, tiesiog į Facebooką parašykit Veloso X, tikrai išmes būtent jų puslapį ir galėsit užsiregistruoti į varžybas ir išbandyti, kas per agoniją yra šios stiliaus varžybos. Tai ne plentas, kur galima pailsėti. Čia ir krato, ir kurto, ir pastoviai mint, ir riedėjimo yra 0. Riedėt galėsit nuo kalno, bet tada atsiranda posūkis ir reikia imti posūkį. Tai jo, tai ką sudomino, sakykime, toks pasiūlymas, į Facebooką parašykite Veloso X ir užsiregistruokite į varžybas ir galbūt susitiksime sekmadienį, pasižiūrėsit, kaip rimtesni važiuoja gyvai. Jo, tai matome tarp 3 žmonių jau tarpeliai atsidarė, tarp 4. Atsiprašau, tarp 4 žmonių, kaip ir sakiau, aš buvau 4, tai jo. Vanantas, Medelinskas, Kertenis, aš, kiek pamenu, už manęs važiavo 2 Rilbyno atstovai, Tomas Manikas ir dar kažkas. Pamenu kas, bet žinau, kad 2 Rilbyno atstovai važiavo. Šiaip, kas buvo smagu, dar Panevėžio Sargūno gimnazijos gimnazistai prisijungė. Tai vat ir Panevėžio treneris Buvidas buvo atvažiavęs, atsivežė vaikus, tai gera disciplina išmokti technikos ir tuo pačiu ne tik brūžinti plente, bet ir startuoti cyclocross varžybose. Jo, tai matome, kad tarpas jau tikrai yra atsidaręs, sakykim, apie 10 sekundžių, 10 daugiau. Iki Vananto jau dar, sakykim, dadėkim dar 10 sekundžių. Jo. Dar nerodo ratų. Šiaip, jeigu pasižiūrėsit, Utenoje tikrai buvo susirinkus didelė dalis žmonių, gausa, sakyčiau, kitose praėjusiuose etapuose tiek daug nebuvo, aš čia tikrai žiūrovų buvo daugiau. Taip pat žinau, kad ir Utenos komandos irgi daug atstovų važiavo varžybos. Na, aišku, kaip nebūtų,
kaip nebūtų gėda, nes startuotų varžybų, jeigu vyksit laimėsite. Jau dar pirmą kartą. Pirmą kartą su Velos X istorija. Jo, tai va čionais, jeigu biškai atsisuksit ar praleidot, buvo pažymėta raudonos spalvos ženklais, kad buvo kelmai. Taip, ten būtent šių medelių buvo ar kažkas, tokia biškai pavojinga vieta, kai važiavau apsivažinėt, apsižiūrėt trasą, tai vieną pataikiau, ačiū Dievui, nieko neatsitiko. Tai jau matome, važiuoju vienas. Čianais yra ne, čia ne artimiausia buvo varžovai, o dabar šitoje vietoje matome realiai kokie tarpai. Sakykim, tarp pirmo trejetuko tie tarpai tikrai nėra dideli, gal porą sekundžių. Tada aš atsilieku kokią 10 sekundžių ir va, matome, irgi, sakykim, mano persekiotojai yra 10 sekundžių už manęs. Tokie išsidėstymai, kad čia trečias ratas. Pirmas važiavo mėnį, antras jo, trečias man atrodo dabar. Jo. Jau tas kilimukas, sakykim, kiekvieną kartą, kai leidus nuo šito tokio tiltelio, sakykim, į tą kalną, tai vis galvau, kaip su pečiu neužkabinto tilto ir nenugriūt. Nes toksai slidus tarpas buvo, jeigu norint išimti didesniu greičiu, kad nesustot prieš kalną, reikėjo labai aštriau imti, tai va tai buvo ta rizika. Matom, kaip Domas Manikas ką tik į kalną labai giliai arė. Tikrai spaudė stipriai. Ja. Netgi paskui vėliau medžiagoje pamatyti, kaip žmonės, kad tiesiog nebėgo, o ėjo, nes, 126 laiptelį pasikartosiu, 126, 1, 2, 6. Ja, tai dabar jau bėgu su dviračiu ant pečių, tai tikrai lengviau. Galima paskaičiuoti, kad ten ką tik užliko ant dviračio, buvo 27 sekundė. Jo, jau atsiliekam 10 sekundžių, taip grubiai 12 sekundžių tarpas ir būtent iki Igno Kertenio buvo, Real Bean atsovo, iki trečiosios vietos. Vėl mūsų kvėpavimas, nes laiptai, kam patinka laiptais bėgti. Kas iš jūsų gyvenime laiptais bėga dėl malonumo? Jeigu kažkas tai darote, parašykit man. Noriu geriau bėgti laiptais, išmoksit. Jo, biškai kažkas praplėšia linijas. Jau darom savo trasą. Jo, tai šiuo momentu, kaip ir, sakykim, turim 15 sekundžių tarpą iki Igno. Tai labiausiai buvo gal tą tarpą galima uždarinėti, sakykim, kalniuką. Tas vienas kalniukas tuo pakilimu ir, sakykim, čianais gal irgi buvo galima kažkiek išlošti, bet daugiau tai netgi sunku pagalvoti, kur buvo galima atsilošti. Aišku, laiptais, bet šiuo momentu laiptai man netiko kaip tas atsilošimo būdas. Labai didelių tiesiųjų irgi, sakykim, nebuvo. Gal va šita va dar vieta buvo, kad pasidarom posūkį ir kalniukas stipriau užuot. Jo, dar, sakykim, čia toksai mini kalniukas, bet irgi trumpas ir tada iš karto užėjo posūkis. Jo, netgi dabar bandau pagalvoti, kad nebuvo labai daug vietos, kur galima atsilošti, nes visi plius minus važiavo taip pat. Tik tai vat buvo tikrai jautėsi, kad Venantas labai greitai bėgo laiptais, nes iš karto, kai mus pasivijo, jisai per laiptus būtent ir atsidarė tą tarpą. Šitoje vietoje irgi toksai 180 posūkis, ta žolytė, ne žolytė, apurvas toksai šlapias.
Čia vėl įbėginėjom, tada irgi toksai poskis, labai kur laužti neišlauši. Nu, tokios įdomios vietos tikrai mano akimis nelabai buvo, sakykime, kur prieš tai buvusiose varžybose daug vietų, kur išlaužti galima. Aišku, čia gal yra skill issue, gal aš tiesiog nematau tų vietų. Reiktų manau, tikrai pasistengsim padaryti video su Venantu, iš Venanto perspektyvos. Tai bus įdomu pamatyti, kaip jisai važiavo pirmus 2 ratus, nes paskui tiesiog važiavo vienas ir viskas. Sakė, savo tempą pasidarė, kaip jisai juokėsi Z2, kol mes kiti visi važiuojam Z4, Z5 zonose. Jo, dabar, žinau, pasidarys karštą. Noriu nusimti rankiuką ir su rankiuku kartonu priešiau ir laikrodį. Laikrodis nesudužo, viskas gerai, buvau čia, bet jo, krito, tai šias varžybos norėjau įkelti visą datą, galvojau, sukelsiu, bus įdomu žiūrėti kaip pulsas, tiek laiptai, viskas ir įvažiuoti 4 ratą, vagų nebebuvo. Tai jo. Dabar pažiūrėsim porą highlightų. Jo, pažiūrėsim highlightų, tada lengviau sugrįšiu, kai bus vėl kokios įdomesnės medžiagos. Vairuoja 9 sekundės. Давай! Оп, оп! Оп, 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 оп! Ačiū. Оп, дальше.
Jo, tai įvažiavom į paskutinį ratą. Nu, ar tikrai paskutinį? Jo, paskutinis ratas, tikrai. Jo, tai kas žiūrėt highlightus įdėmiai, matėt, kad Ignui Karteniui buvo nukritusi grandinė ant poskio, tai jį apsilenkėm, tada žinau, kad jisai mane gaudė ir ką pats mačiau ir ko nepavyko video medžiagoje užfiksuoti, tai jisai krito skaudžiai ant asfalto, ką pats sakė, kad įskrido musytė į akį ir susipainiojo va tavo juostą kažkaip su vairu ir va krito ant asfalto ir viskas tarpas atsidarė daugiau iki manęs. Taip pat matėm žmonės einančius laiptais, tais 126 laiptais ir jau pradėjom vytis antros vietos pozicijos laikytoją, Medelinską. Bet ar jį pasivysim, sužinosim greitų metu. Bet jo, jį pradėjom vytis, sakykime, momentais tarpas laikėsi apie 10 sekundžių. Dabar galėsim tiksliai iš karto pasakyti, koks tarpas buvo. Op. Taip. Jo, tai šiuo momentu netgi daugiau. Vat jau skaičiuojam, sakykime, 13 sekundžių tarpelis buvo. Tai 13 sekundžių bandysim uždaryti per vieną ratą, per jau likusius kokius 1,8 km. Tai pažiūrėsim, ar pavyks. Jo, matome, Venantas jau leidžiasi nuo kuliuko, jau bėga laiptais. Buvo 28 video minutė, kai Venantas pradėjo bėgti laiptais. Pasižiūrėsim, kada mes pradėsim bėgti laiptais. Tai užkilam į kalniuką, Medelinskas jau daro posūkį. Mes dar tik buvom, iškilę, jo buvo 15 sekundė. Sakykime, jo tarpas laikas ties 12-13. Matome vis dar bėgančius žmonės. Jo, va čia už mūsų važiuoja. Man atrodo, va ir važiavo Ignas Kartenis. Tai va, praėjo, skaitykit, lygiai minutė. Atsibodo jūsų tie laiptai? Vat būtent. Praėjo lygiai minutė, nuo kada Venantas pradėjo bėgti laiptus ir kada mes. Tai vat būtent buvo tarp manęs ir Venanto minutė tarpas. Taip žiūrint, netgi per video medžiagą, sakyčiau, matosi, kad tempas tikrai sulėtėjęs. Ir manau, po biškį pradedat suprasti, kad mes Medelinsko nepagavome. Bet dar ne 100%, dar ne 100%. Atsiprašau. Jo, tai tarpas, sakyčiau, netgi išlieka toks pat, jeigu nedidesnis. Ir iš karto duosiu spoilą, likus minutį iki video pabaigos, kad mano GoPro išsijungė anksčiau, nei turėjau. Medelinskų nepagavau, atvažiavau 3 vietoje, laimėjo Venantas. Tai tuo video ir pabaigsim, kad šį kartą nepasisekė, GoPro išsijungė, išsiaiškinsiu kodėl iki sekančių varžybų.